pasislėpė už miško. Vaikai išklauso pasakos audio įrašą, taip jie susipažįsta su būsimo diktanto tekstu. Pasakos tekstą diktuoja mokytoja, o vaikai rašo diktantą. Parašę, mokiniai atneša savo darbus mokytojai. Klasėje skirtingose vietose pakabinami diktanto tekstai. Vaikai dar kartą rašo tą patį diktantą, tik šį kartą jie turi galimybę pasitikrinti rašybą bei skyrybą pakabintuose tekstuose. Mokiniai, baigę rašyti diktantą, atiduoda juos mokytojai. Mokytoja vaikams grąžina lapus, kuriuose jie rašė pirmąjį kartą. Kartu su savo diktantu jie gauna ir spalvotą rašiklį. Diktanto tekstas dar kartelį perskaitomas, vaikai turi galimybę išsitaisyti savo klaidas.